Pirmoji 48 valandų chrono etapo dalis. Netinkama diena patirti avariją Carlosui Sainzui. Automobilis truputį apgadintas ir mes taip pat. Carlosas Sainzas patyrė avariją, o Sebastianas Loebas su rimtais techniniais nesklandumais susidūrė taip pat. Labai keista. Rimta elektronikos klaida, nežinome ką daryti. Ta elektronikos problema. Kartais veikia, kartais sustoja, sako Sebastianas. Patirtis atsiperka Desultrėje. Išlaikykime šaltą protą ir tegul kiti eina iš proto, jei nori. Šiandien mes liksime ramus. Labas vakaras TV6 žiūrovai, čia Dakaro apžvalga. Mindaugas Plukys ir Luinas Matonis sveikinasi su jumis iš TV6 studijos Vilniuje. Dar viena įspūdinga, labai sunkaus 48 valandų chrono etapo pabaiga šiandieną. Aptarsime karščiausias akimirkas, aptarsime visas dramas, kurių tarpe yra ir lietuviškų pavardžių. Apie visą tai per ateinančią valandą, tad įsipatoginkite ir mėgaukitės karščiausiais vaizdais iš Dakaro ralio. Dakaras visada buvo iššūkis, tačiau praeityje visų pirma tai buvo nuotykis. 2 dienas trunkantys greičio ruožai suteikia rimtų iššūkių. Bet taip pat pagerbė didžiausio ralio pasaulyje šaknis ir nuotykio dvasią, atrandant nežinomas erdves. Sveiki atvykę į Dakarą. Esu tikras, kad įveiksiu. Turėtų pavykti. Kur mes einam? Manau, prie laužo, ne? Nenoriu būti prie laužo, nes bus triukšminga. Aš nežinau, kaip pastatyti palapinę. Neturiu supratimo, kas vyksta. Kur čia durys? Čia. Kodėl kiekvieną kartą įkvėpus pusė oro išsiveržia? Kvėpuok per nosį, drauguži. Jie geri vairuotojai, bet prasti palapinių statytojai. Jie niekada nestovyklavo, tik brum brum. Jokio kempingavimo. Nežinau, ar tai atrodo gerai, bet kažkas yra. Bent jau apsaugo nuo vėjo. Mes pajuntame tikrąją 90-mečio ralio dvasią. Bet tai kaip kietai, ne? Kai visos šios disciplinos žvaigždės čia kartu, labai šaunu. 12 minučių? O! Būtų greičiau nueiti į McDonald'są, ne? Kaip čia veikia viskas? Tau pavyko? Tai nuostabu. Susiburti visiems kartu, kaip čia. Tai privilegijuota akimirka. Sveikatą linkėjimų visiems gerbėjams, Dakarui ir didelis apkabinimas dėkojant už tai, kad visada mus palaikote. Tikrai jaučiame savo aplinkoje. Kol kas panašu į atoką Australijos kempingą. Palapinė pastatyta, mes pasiruošę. Valgysime, gerai įsimiegosime. Viduryje niekur mėgaujamės čia patirtimi. Nu tai labai faina. Na ir tradiciškai apžvalgą pradėjome nuo motociklų įskaitos. Po jaukaus miego po žvaigždėmis motociklininkai pradėjo dieną anksti. Nakvynė buvo po žvaigždėmis, buvo smagi. Kitokia patirtis, tai dalis nuotykio, bet esu pasiruošęs grįžti į bivaką šį vakarą. Dabar reikia supakuoti palapinę, apsirengti tamsoje ir pasiruošti ankstyvam startui. Naktis buvo šalta, bet ne taip blogai. Buvo smagu pabūti prie laužo su visais. Chrono etapas buvo ilgas, sunkus, bet smagus. Vakar į bivaką atvyko 22 motociklai, bet ten neturėjome vieną iš lietuvių. Pirmas skrydis pataikiau į akmenį, nulėkiau nuo moco, bet blogiausia dalis tai, kad towerį sulamdžiau, tenais jau visiškai kabėjo navigacija ant vienos tik tai pusės, o blogiausias dalykas, kad sentinelis neveikia.
tą towerį kažkaip su dirželiais kažkaip prisegiau, bet sentinėlis mačiau, kad neveikia. Tai reiškia, kad jokio signalo, jokio alarmo, apie jokius pavojus aš negausiu, tą žinojau, kad bus pavojai, žinojau, kad bus pavojinga. Nu ir ant pirmo pavojaus ir užsiroviau. Tai Broken Dunes tiesiog peršokau. Tai vad mano antras krešas. Peršokau, tada su nosim kaliau į towerį, jį galutinai nulaužiau ir kažkurio momente dar ir šitą raktikaulį susilaužiau. Kažkokios skausmų dėlių nėra, reikia daryti operaciją, greičiausiai, davė dvi opcijas, arba daryti, arba nedaryti, sakė, kaip ir jokio skirtumo tarp jų nėra, bet kažkaip man norėtųsi gal, kad tas kaulas gerai sugytų, nes šiuo metu tai jis yra viens kaulas ant kaulo yra užlipę. Tai greičiausiai, kad operaciją darysiuos ir tik žinių, darysiuos ją Lietuvoje. Tai vat, laukiu bilieto į Lietuvą. Tik dėja, bet netekome jau iš motociklininkų, linkim jiems sveikatos, saugiai grįžti į Lietuvą ir lauksim kitų metų Dakare. O 22 motociklai, šių 17 ir iš Rally GP klasės atvyko į būtent bivaką po nakvynės gamtoje kartu su 27 automobilio ekipažais, jie vėl buvo pasiruošę tęsti kelionę. Pirmoje 48 valandų chrono etapo dalyje motociklininkai praleido beveik 8 valandas ant motociklų, o šiandien jų laukia kiek daugiau nei 300 km. Toša Šarėna pirmasis pradėjo šią dieną. Dakaras prasidėjo 6 poilsio zonose, nors kai kurie dalyviai net jų nepasiekė. Motociklininkams teko įveikti sudėtingas kopas su itin minkštu smėliu. Maksimali koncentracija reikalinga visą kelią iki Bišos. Rally GP klasėje varžosi 20 motociklininkų ir kai kuriems iš jų šių metų Dakaro ralis nuo pat pradžių buvo tikras išbandymas. Antonijo Majo įstrigo Dygliakrumiuose pirmojo etapo metu ir susidūrė su įvairiomis techninėmis problemomis. O šiandien finiše, kai sustojo pasikalbėti su mumis, jo Yamaha nebeužsivedė. Nepaisant visų sunkumų, Portugalas išlieka pozityvus. Per šios du etapus daug laiko praleidau trasoje, atidarydamas maršrutą, todėl praradau daug laiko. Tikiuosi, kad ateinančiomis dienomis pradėsiu atgauti prarastą laiką. Dieną po dienos sieksiu pagerinti savo bendrą poziciją. Etapa a etapa, melhorar a minha posição na geral. Kevinui Benavidesui ši 48 valandų chrono etapo dalis buvo išlikimo kova. Argentinietis, kuris pasiekė tik bivaką D, po ilgos reabilitacijos išgyveno ypač sunkią dieną, prarado daugiau nei valandą. Protui tai buvo iššūkis, nes kūnas dar negali pasivyti tempo. Pradėjau beveik iš priekio, bet paskui mane aplenkė lyderiai. Tai tikrai sunku, žinot, nežinau ką daryti, žinau greitį, kokį reikia laikyti, nes visada kovau su geriausiais, bet dabar jaučiu, kad negaliu. Tai sunku psichologiškai. Bet galiausiai aš tai padariau, todėl labai džiaugiuosi būdamas čia. Pablo Quintanilla, patyręs ralio reidų veteranas, teigia, kad šis chrono etapas buvo vienas sunkiausių, kokius jis kada nors patyrė. Praėjusiais metais 48 valandų etapas buvo beveik visiškai smėlio kopose, tačiau šiais metais sąlygos buvo kur kas įvairesnės. Pablo didžiąją dalį etapą praleido priekyje, užimdamas 8 vietą, tačiau jis jau atsilieka 25 minutės. Adrianas Van Beverinas taip pat patyrė iššūkių, jis apibūdina etapą kaip visiškai beprotišką. Prancūzas mėgsta nuotykio faktorių chrono etapuose, tačiau jis pabrėžė, kad sportinė prasme šis Dakaras yra labai nesubalansuotas, ypač dėl atvirkštinių startų tvarkų. Jo nuomonė, net 29 km prologas daro didelį įtaką visai 1500 km distancijai. Adrianas dabar 7 bendroje įskaitoje. Šios dvi dienos taip pat buvo nesėkmingos dabartiniam čempionui Ricky Brabekui. Amerikietis vakar sudaužė savo išmetimo vamzdį 50-ame kilometre, todėl jo greitis buvo ribotas iki 130 km per valandą. O tai stipriai įtakojo jo rezultato kovojant su varžovais kopose. Jis prado beveik 13 minučių ir nusileido į 5 vietą. Jaučiu, kad šis chrono formatas yra savotiškas laiko švaistymas. Visi sunkiai dirbom vakar, o šiandien visą tai tiesiog lyg ir išnyko. Automobiliams yra leidžiamas techninis sustojimas, norėčiau, kad motociklams tai būtų taip pat. Bet toks yra Dakaras ir mes judame toliau.
Rosas Brančas savo Hero motociklu šiandien buvo dar geresnės formos nei vakar. Pasaulio čempionas teigia, kad antrojoje chrono etapo dalyje jautėsi geriau nei viso ralio metu. Nors dulkės kartais kėlė įtampą, Brančas grįžo į bivaką nesusižeidęs ir be didelių problemų. 5. vieta šiame etape, o bendrai įskaitoje jis yra 3. Skyler House, kuris praėjusių metų 48 valandų chrono etape pasitraukė dėl techninių gedimų, šį kartą užėmė 2. vietą. Amerikietis teigia, kad praėjusią naktį palapinėje miegojo tik apie 30 minučių, tačiau vis tiek nestokojo dėmesio kovoje su minkštu smėliu, uolomis, augmenyje ir greitomis sekcijomis. Skyler dabar pakilo į 2. vietą bendroje įskaitoje. Tačiau 4. dieną iš eilės Danielis Sandersas finišuoja 1. Australas teigia, kad atidaryti trasą minkštose kopose buvo labai sunku. Net kelis sykius galva trenkėsi į motociklo kelio knygą. Žinoma, buvo sunku kovojant ir dėl laiko premijų. Fiziškai Australas jaučiasi puikiai, bet yra pirmasis iškovojęs 3 pergalės iš eilės etapuose nuo 2017 metų, kai tai padarė Joana Baredas Bortas. Vaikinai pradės kiek atsilikę, o aš vėl turiu daryti kitą greičio ruožą ir taip jau kelias dienas iš eilės. Galėjau rinktis, ar noriu laimėti šiandien ar ne, bet aš pasiruošęs ir laukiu rytojaus iššūkių. Sandersas laimėjo 48 valandų chrono etapą 7 minutėmis ir 37 sekundėm prieš Hausą, kuris vos 4 sekundėm aplenkė savo komandos draugą Tošą Šareiną. Bendroje įskaitoje Sandersas pirmavo daugiau nei 12 minučių, o Haus, Brančas ir Šareinas skiria vos 12 sekundžių. Chrono etapas tampa dar sudėtingesnis, kai viską darai savo jėgomis. Praėjusiais metais šiame etape po avarijos sudužo Giraldi Dakaro svajonė. Tačiau šmaikštus italas grįžo tęsti nuotykių. Na, čia mūsų lietuvaičiai ruošiasi šios dienos startui. Nerimoto Juco startas. Kolega, iš kur pareinat? Labai įdomu. Kur buvot? Miške. Miške? Nu jo, gausu medžių. Bet užteko, ne? Kaip išmėgojai? Labai kažkaip. Nesimiega. Man irgi, žinok. Para nesimiega. Aš melatonino išgeriu, tai iki kokių 3 pamiegų, paskui jau viskas. Tai va. Nu, tai sėkmė šiandien. Modestas Siliūnas pasidalino savo emocijom prieš startą, o čia Arūnas Gelažninkas išvažiuoja į paskutinę chrono etapo dalį. O čia ta žaismingasis italas. Pradėjome dviesę naktį ir vėliau radome daug kitų žmonių, nes paklydome truputėlį. Buvom be šviesos, be degalų, bet pasiekėme degalų papildymo punktą. Sustojom kartu, pailsėjom ir dabar stengsimės pasiekti finišą. Buvo labai gerai. Atgal į gamtos glėbį Original by Motul nuotykių ieškotojams. 52 metų motociklininkas pripažino, kad dalyvauti 2024 metais iškart po akių operacijos nebuvo ideali idėja. Šį kartą Giraldi grįžo stiprus ir pasiruošęs naujiems iššūkiams. Libano motokroso ir enduro čempionas Eid Rafik yra vienas iš 37 naujokų kategorijoje. Vaikystės svajonė tapo realybė, tačiau dabar jis turi rasti kelią atgal į bivaką, nes jis ne vienas pasiklydo. Vaikystės svajonė tapo realybė ir iš viso 23 sportininkai dabar kovoja dėl savo tikslo įveikti Dakarą. Tie, kurie to nepadarys, galės tęsti Dakaro Experience programoje. Nepaisant visų sunkumų, kelias atgal į bivaką Bišoje suteikė daug džiaugsmo. Po sudėtingų dulkių atkarpų, ankstesnėse etapų dalyse, šįkart kopos tapo tikrų motociklininkų rojumi.
Jacob Arthur-Bright buvo geriausias Honda gretose, sutrukdęs KTM užimti visą Rally 2 podiumą. Jis užėmė 3. vietą greičio ruože ir dabar yra 7. bendroje įskaitoje. Antrasis etapas buvo labai smagus. Man patiko visi akmenys, smėlis, kopas ir visa kita. Tai buvo ilgiausias laikas, kurį kada nors praleidau ant motociklo. Gal apie 9 valandas buvo smagu, bet tai tik antras etapas. Ojoj. Nepaisant rytinio pykinimo, vakar Tobias Epster išgyveno ir parodė gerą formą. Vienas iš 4 Rally 2 klasės motociklininkų, kuris nuvažiavo 674 km ir pasiekė tolimiausią naktinę stovyklą. Edgaras Kane kovojo su Doherty, tačiau nesugebėjo prologo triumfo papildyti dar vieną pergalę. Jam skirta 6 minučių ir 10 sekundžių bauda. Tačiau, net ir be to, jo varžovas iš Pietų Afrikos turėjo didesnę persvarą. Slovėnas Muličius visą dieną buvo tarp 4 geriausių Rally 2 motociklininkų. Tačiau po paskutinio kontrolės punkto Tony Mulič nukrito į 10. vietą. Dienos herojus Michael Doherty. Nepaisant avarijos pirmame etape ir skilusios mentės, jis laimėjo antrąjį etapą. Diena buvo labai greita, daug greitų keliukų. Tai buvo gerai mano pečiui. Su akmenimis ir neligumais vis dar sunku susitvarkyti. Apskritai tai tikrai buvo sunkios 2 dienos, kurias kada nors praleidau ant motociklo. Tai buvo ilgos, labai ilgos 2 dienos. Doherty skausmas atsipirko, jis susitikrino ženklę persvarą prieš Edgar Kane. 23 metų čempionas Romain Dumontier matė, kaip 2 Honda motociklininkai prisijungė prie KTM tarp 5 geriausiųjų. Tačiau prancūzas vis dar atsilieka daugiau nei 30 minučių nuo lyderio, o Kane ir Doherty yra tarp 5 geriausių motociklininkų bendroje įskaitoje. Ar tai bus 2 varžovų pergalė dėl Rally 2 klasės nugalėtojų vardo? O čia Nerimantas Jucius. Nu, nesu tiek ilgai dar sėdėjęs ant motociklų. Tai įdomiai, tikrai nauja patirtis, pamiegojom palapiniai. Blemba, jau baigiu saukti su to motociklu, atrodo. Nu, bet šiaip gerai viskas, tik blemba, turėjau reikalų truputį su sekimo sistema. GPS būtent, tai teko waypointus rinkti už trasos arba už kopos, kur viena ėjo linija, tai nežinau, bandysim spręsti tą problemą, kad nepasikartot. Tai teko nuvažiuoti į priekį 10 kg, tada vėl grįžti atgal 10 kg, vėl paimti waypointą, žodžiu. Buvau užklimpęs, pirmą kartą iš tikrųjų kopus užklimpau, šviežiai supustytos kopos, tai atvariau ir abu ratai susmigo, tai išsinešiau tą moc ir toliau variau. Tai tokie, bet šiaip turėjau, už krūmų užkliuvau kelis kartus vėl, žodžiu, bet viskas super. Šiandien Nerimantas Jucius yra 47 ir bendroje įskaitoje užima 27 vietą. Arūnas Gelažninkas šiandien buvo 45. 8 valandų tai tikrai kūnui didelis krūvis. Jeigu ir Nerimantas 10 metų jaunesnis pavargo, tai aš tikrai pavargau. Tai va, bet šiaip nežinau, sekėsi neblogai. Šiaip iš tikrųjų pradžia vakar buvo sunki, nes 20 km kritau ir tada toks sunkiai radau ritmą, maždaug iki 400 km. Paskui atsigavau. Po 400 kg iki 550 visai buvo neblogai. Ten ir nakvojom. Labai neblogai laiką atitaikėm, kad, sakau, antrą praleidžiam, bet dar važiuojam ir trečiam sustojom, buvo likus 30 sekundžių. Tai neberizikavom, nes jau naktis artėjo. Ir labai gerai padarėm, nes vienas žmogus, kuris nuvarė, tai daug paklydo. Paini navigacija buvo sutemus, labai sunku naviguoti. Sušalom truputį naktį, pavalgėm davinių. Šiaip neblogai, o šiandien kopose irgi važiavam su Nerimantu, tada kopose šiek tiek užgribavau, galima sakyti. Jisai pabėgo, bet kaip matau, čia į galą aš vėl jį prisivijau. Tai vėl panašiai mes. Žodžiu, sunkios 2 dienos, bet viskas labai gerai. Ir nors Gelažninkas kartu finišavo su Nerimantu Jucium, Arūnas yra 23 bendros įskaitos lentelėje ir yra aukščiausiai iš lietuvių. Bivaką šiandien pasiekė ir Mykolas Paulavičius. Pagaliau diena baigėsi, grįžom iš laukinio bivako į normalų. Tai diena praėjo puikiai, tikrai mėgausi trasa. Gal šiek tiek vakar trūko miego, maisto, dušo, tokių patogumų. Bet čia viskas gerai, važiuoju
savo tempų saugiu, nes greičiai dideli, ištvermės reikia, tai padarius menkiausią klaidą labai dideli padariniai būtų. Tai viskas okei, šiandien stengiausi naviguoti, tai visus waypointus surinkau be klaidų. Na ir ką, laimingas, lauksiu rytdienos, tikiuosi rytoj vėl bus sunku. Ir jo, išsimiegoti reikia prieš rytdieną. Ačiū. Laimingas Mykolas yra 104 vietoje, bendroje 85. Čia kaip mažytė smėlio audra. Pasiruošę. Gerai. Varyk. Pilnas gazas. Visa galia. Su daug dulkių. Beprotiškai daug dulkių. Turiu savo vairuotoją. Tai visiškai kitas gyvenimas čia, žinokit. Tai kaip verslo klasė. Ateisiu iš Malemoto. Lyg iš ekonominės klasės pereitum į verslo klasę. Smėlis mano akise. Aš nieko nematau. Ar nori padėti šiam vyrukui? Žinoma, kodėlgi ne? Jau! Ar reikia pratempti? Gerai, viskas gerai. Ne, buvo keista. Įdėk toliau. Neturiu... Kas negerai? Mes ką tik pradame signalą. Neturiu galios. Na... Pasiekėme 285 km ir turėjome elektronikos gedimą. Nežinau, kas nutiko. Tiesiog praradome visą galį ir negalim suprasti, kas yra. Tad laukia ilga naktis. Oš, ar manai, kad pralėkėme tą vietą? Galim grįžti į kitą tašką. Nieko negaliu matyti. Ar kažkas yra už mūsų? Žinot, keliu savo klausimą. Ar Dakaras tapo sunkesnis, ar tai, kad man jau ne 20 metų? Na, sužinosime per kitas dienas. Grįžtame į TV6 eterį ir į Dakarą. Šildamės maistą. Gavom paketėlius. Ką gintai valgysi? Nu ką, chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Čia tokio restorane negausi. Vilniui tik prašmatėm prie katedros aikštės ten, kur yra pas pulkininką. Tai tenai siūz Radžą. Pas Radžą tik tai galime gauti. Na, o mes vidury niekur kažkur čia gavom. Palapinės pasistatėm irgi. Kaip sekės man palapinės statyti? Vieną gerai pastatė? Team buildingas. Palapinės dviese statėm, nes vėjas pučia kaip irgi kaip pasiūtęs čia. Naujas viešbutis, 5 žvaigždučių. Taigi tai vakar leido mūsų Spidermano ekipažas. Praėjusią naktį 17 valandą visi dalyviai turėjo sustoti artimiausioje stovyklavietėje per 48 valandų chrono etapą. Kai kurie automobiliai atvyko ne geriausios būklės. Tiesą sakant, jau labai džiaugiausi, kad esu čia, nes kai pasiekiu pirmą degalų papildymo punktą, maniau, kad ten ir liksiu. Galvojom, jog ten teks ir stovyklauti, bet jau nebūtume vieni smėlyje. Bet staiga įvyko stebuklas. Sedas Quintero džiaugiasi savo nakvynę palapinėje. Atsiprašau.
Labai džiaugiausi miegodamas čia, tai bus smagu, šaunu. Atrodo, kad čia yra daug mano draugų, tad turėsiu su jais pabendrauti galimybę. Pastatysiu palapinę, galbūt užkursim laužiuką, praleisim gerai laiką. Po daugiau nei 7 valandų vairavimo buvo laikas įvertinti patirtą žalą. Ir išaušo lenktynių rytas. Pirmasis išvažiavo Želenas Šešeritas. Prancūzas vakar skundėsi, kad turėjo atidaryti trasą, tačiau šiandien jo laukia tas pats. Nepaisant kelių problemų, X-Raid Mini vairuotojas įveikė etapą ir užėmė 19 vietą. Na ką, mes išvažiavę jau, užsipylėm dar kuro, tęsim savo kelionę, voras sveikas, turi vieną randą. Tuoj parodysiu randą. Prieš pusę valandos padarėm šitą randą. Va. Bet nieko, daugiau viskas gerai. Išsimiegojom gan neblogai, šiltas miegmaišis buvo, viskas gerai. Žodžiu, po žvaigždėm tas miegojimas nebuvo kažkokia kančia. Vėjas labai tik tai buvo naktį, bet viskas gerai. Mes važiuojam toliau. Link finišo liko dar 350 km, tai sakyčiau, palyginus su vakaru, kai 520 įveikiam, tai čia juokas. Tai va, toks mūsų rytas puikus, gaila labai Vlado su Aisvydu, miniukas ant stogo guli, vargšas. Jie irgi nusiminė. Nu, bet tokios varžybos. Jo, ta vieta nebuvo pažymėta. Manęs irgi Gintas klauso, tai čia nepažymėta. Nesakau, nebuvo. Tai šiek tiek turbūt per greit atėjo, sumėtė po šuoliuko ir buvo vatai. Tai va, toks tas Dakaras. Taigi čia Šumas kalbėjo apie Vlado Jurkevičiaus ir Aisvydo Poliukėno. Tokį likimą šiandieną jie traukėsi iš lenktynių. Tikimasi, kad komandai automobilis grįš šiandien vidurnaktį į bivaką ir lauksim daugiau žinių iš jų, bet ekipažas tvarkoje. Na, čia Želenas Šešeritas toliau šoka per kopas su dar važiuojančiu miniu. Tiesa, problemų neišvengia jisai irgi. Na ir čia viena iš dienos dramų. Saudas Varijavas užžibėjo pirmame etape, tačiau vakar dieną užbaigė tik 30 vietoje. Jo diena dar labiau pablogėjo po susidūrimo su savo komandos draugu Žinėliu De Viliersu. De Viliersas įveikė šį etapą, o Varijava ne. Neįtikėtina, esame taip arti finišo. Liko tik 30 km iki 48 valandų etapo pabaigos, mes važiavome vieną kryptimi. Jie akivaizdžiai pasiklydo, grįžo trasą atgal ir tada susidūrėme. Dabar abu automobiliai sugadinti, bandom kažką padaryti. Šiuo metu situacija atrodo prastai. Problemos užklupo Nani Roma ir jo Ford M Sport Raptor. Pagalbos komanda atvyko, tačiau nepavyko suremontuoti automobilio. Tad ispanas buvo tempiamas atgal į bivaką. Po didelio apsivertimo vakar, šiandien Carlosas Sainzas bandė minimalizuoti nuostolius. Jis ir Lukas Krus spaudė, bet prarado tik kelias minutės. Tačiau vakar padaryta žala tiek laikui, tiek automobiliui reiškia, kad po antro etapo Sainzas atsilieka 1,5 valandos nuo lyderio, o paskutinėmis žiniomis net ir traukėsi iš Dakaro ralio. Šiandien Sebastianas Loebas buvo puikios formos, po to, kai elektronikos problemos įsisprendė ir padėjo jas įspręsti Kristina Gutierrez ir jo šturmanas Pablo Moreno,
Loeb grįžo į kovą ir nuo lyderio atsitliko 40 minučių. Šiandien šį atstumą sumažino iki vos 15 minučių. Įveikėme 900 km VRC stiliumi. Automobilis veikė puikiai ir visur spaudėme iki dugno. Šiandien pavyko pasivyti lenktynių lyderius. 6 vietoje finišavo Century CR7, vairuojantis Matthew Serradori. Tai geriausias Century Racing komandos rezultatas šiame ralyje yra įrodymas, kad jų mašina yra patikima. Nasser Al-Attiyah nuo pat pradžių kovojo dėl etapo pergalės. Katarietis puikiai jaučiasi vairuodamas savo Dacia, su kuria laimėjo ralį du Marok praėjusių metų pabaigoje. Galiausiai jis turėjo tenkintis 4. vieta, o po kelių vėliau sekusių problemų jis nukrito pozicijomis žemyn. Paskutiniuosiuose 50 km pradūrėme ratą, po to ištiko vairo stiprintuvo problema, finišuoti buvo labai sunku. Henkas Lateganas laimėjęs prologą įrodė, kad tai nebuvo atsitiktinumas. Trečias 48 valandų chrono etape ir dabar jis yra lyderis bendroje įskaitoje. Vakar Saudo Arabijos herojus Jezidas Al-Radži buvo puikios formos ir šiandien ją išlaikė. Jis iki pat pabaigos kovojo dėl etapo pergalės, tačiau galiausiai užėmė 2. vietą. Vakar turėjom nedidelę problemą su alyvos nuotėkiu. Aš ir Timo dirbome visą naktį, kaip visada puikiai dirbo Timo. Esame čia, o tai svarbiausia. Pirmoji pergalė Rokui Baciuškui Ultimate klasėje ir iškart 48 valandų chrono etape. Sveikiname Roką. Dabar oficialu, kad laimėjome etapą. Tai nuostabu. Pirmoji pergalė Ultimate klasėje, o laimėti kiam 8 valandų chrono yra didelis iššūkis. Na ką, šiandieną mūsų lenktynininkai rodo tikrai įspūdingus rezultatus. Rokas Baciuška laimi pirmąjį savo etapą, kylais į 23 vietą bendroje įskaitoje. Berinktas Vanagas šiandien 10, bendroje įskaitoje 14. Gintas Petrus 34, bendroje 37. Vakar buvo sunki diena, 626 km, šiandieną 340, atrodytų, kad trumpiau, bet irgi ratą keitėm ir dulkėse važiavom ir pasiklydę buvom, na, žodžiu, tokia pilna puokštė visokiausių reikalų. Sparno istorija buvo tokia, mes vakar kitą kartą kritom nuo kopos ir čia buvo vėl smėlis, tai sparnas sužaidė kaip šufelis, tik tai, kad sulūžo. Tai va, čia irgi įsivaizduokit, kaip reikia kristi nuo kopos, kad sulaužytum krūteles. Mes mygom va taip, kaip raketa žemyn. Now we should follow. That was a good one. Well, that was a good one and a close one. Yeah. Okay? Yes. Good. Bet man matau, kad spėriai kopėm į priekį ir iš principo tas turbūt stabilumas, kuriuo mes čia atvažiavom, jisai kol kas pasiteisina. Tai džiaugiuosi, kad automobilis nors išoriškai netrodo labai gražiai, bet funkcionuoja tikrai gerai. Tai susilopysim žaizdas ir keliausim į kitą greičių ruožą. Visi lenktynininkai nori būti ypatingai greiti, žibėti ir taip toliau, bet Dakaras yra visgi ne apie tai. Dakaras yra apie galutinį rezultatą. Gali galvoti ir apie dienos rezultatus, bet greičiausiai, kad tada gale gali kažkas nelabai gautis. Tai ką matau, ką mes darome, būdami, realiai 3 dienoje arba antroje dienoje po maratono. Tai matau, kad viskas kol kas vyksta pagal planą. Taigi Benediktas su Šimonu kyla į 10 vietą bendroje įskaitoje. Na, čia šios žvaigždė Rokas Baciuška.
Žinot, kai startuoja 38, tai labai sunku iš galo startuoti, daug reikia lenkti, visai neblogai važiavom, šturmanas šturmanavo labai gerai. Buvo tikrai pirma pusė labai sunki, kopos aštrios, net vieną momentą irgi tai pradėjo blogą darytis, bet vandens atsigėriau kaip ir geriau, rūgštis pradėjo kilti, nes ten ją pačiai viršų, tai viskas gerai. Bet šiandieną visai buvo greita ir likus finišui prakirtom padangą, tai ten 3 km liko. Bet finišavom 5 mes stage, bet turėtume gal būti net 1 arba 2, nes vakar užpilimo kure netilpom į laiko normą, nes kai tu įvažiuoji užpilimo kurui, turi 40 minučių užsipilti. Ir ten buvo eilė susidariusi prie kuro užpilimo stotelių ir mes netilpom ir mes vėlavom 11 minučių kažkiek. Tai turėtų kompensuoti šitą laiką, tai žiūrėsim, manau, kad kažkada artimiausiu laiku bus oficialu. Ir galiausiai tapo oficialu, Rokas laimi pirmąjį savo greičio ruožo automobilį. Dar kartelį, mes jau bivake. Oras pristatytas beveik sveikas gyvas. Žodžiu, šiandien nesisekė su navigacija, nesugaudžiau krypties. Tai, nežinau, kokią 10 minučių daugiau gal pragrybavom. Tai kokias 5 tokias klaidas padariau. Tiesiog plyniai kokia išvažiuoja, lyg kelias eina, trekas ir kažkur dingsta. Tai dar neišmokau šito, kaip čia sugaudyti tiksliai. Bet šiaip viskas gerai, pavargom, norim valgyt. Labai abudu norim valgyt, tai nes ryte tik tai mušlių pavalgiam. Tai buvo 6:30, dabar jau yra 3 valandos, tai biški norisi dabar atsigaut prieš rytojų. Sunku, bet nežinau, kažkaip jau organizmas adaptavosi, lyg ir skauda, bet jau nejauti to skausmo, tai magija kažkokia. Tai ką, linkėjimai visiems nuo Voro ir susimatysim dar rytoj. Nauja diena, šiandien 34 berods rezultatuose, tai labai daug matėm, kad nepabaigė, tai džiaugiamės, mes finišą. Kaip tikėjo Heraklitas, kiekvieną dieną pateka nauja saulė. Kai jį pakyla, tai nauja galimybė pasiekti sėkmę ir atrasti begalinės galimybės. Vakar nuo pat pradžių turėjome problemų su variklio aušintuvo vamzdžiu, todėl praradome galią. Net ir su šia problema važiavome labai gerai, kol atvykome į kopas, kur nebegalėjome jų įveikti. Sustojome, nusileidom orą ir pratęsime kelionę. Džiaugiamės, kad esame čia, dabar patikrinsim automobilį, sutvarkysim problemas. Manau, kai turite smulkių problemų, galite išgyventi, bet jei sugadinat automobilį, neina tęsti. Reikalingas rimtas remontas. Niekas taip nenuleidžia ant žemės, kaip buvimas didžiulėje atviroje dykumoje. Dažnai tai gali būti vieniša, galite būti vieniši, tik jūs ir jūsų šturmanas. Be jokios abejonės, tai gražu, kai įveikite tūkstančius nuolat besikeičiančių kopos smėlių. Techniniai sklandumai pasivėjo Pedro Gonzalves X-Rate automobilį pačioje didžiulės smėlio kopos viršūnėje. Pasižiūrėjome į dešinę, link 2-3-5. G-Rally Team naujokė Paklasin greitai mokosi. Pirmą kartą Dakare pavyko patekti į 10-tuką. Medžioklėje Pau Navarro yra alkanas. 20-metis ispanas buvo žmogus su misija. Taikėsi į vietą tarp 5 geriausių su savo Taurus T3 Max. Naudodamas savo įgūdžius kopose, jis 4 dieną finišavo 4 vietoje. Techniniai nesklandumai pasivėjo Pedro Gonzalves X-Rate automobilį. Čia jisai yra įstrigęs kopose.
Naujokas Corbin Leverton jau paliko įspūdį. Pripratęs prie Pietų Kalifornijos kopų, jis sugebėjo gana nesunkiai įveikti likusią 48 valandų kopų kupiną etapo dalį. 23 metų pilotas užėmė 3 vietą. Nikolę Kaviliasų įveikti visada sunku, tačiau kai kuriems užteko šiek tiek olandiškos drąsos. Maištas komandoje, maištas prigimtyje, bent jau 48 valandų chrono metu. Vienintelis vyras galėjęs spausti Kaviliaso buvo Spearingsas. Pavėjęs ir vedęs paskutinėje dalyje, jo pasirodymą tik tiek sutrikdė lūžęs velinas, bet viskas sprendėsi paskutinėmis akimirkomis. Ir taip, Paul Spearingas įeina į istoriją kaip pirmas olandas laimėjęs etapą Challengers klasėje. Ir mažiausių skirtumų vos 2 sekundėmis aplenkęs Kaviliaso, kuris gavo baudą už greičio viršijimą. Tačiau Kaviliaso išlieka bendrosios įskaitos lyderiu 6 minutėmis ir 20 sekundžių lenkdamas Gureiro ir beveik 20 minučių Levertoną. Dabar Dakaro portretas Aleksandras Žižu. Atsiprašau, Lukas Moraesas. Sporte mums svarbu Formulė 1, nes daug brazilų yra pasiekę daug Formulė 1. Emersonas Fittipaldis, Ayrtonas Senna, Nelsonas Piquet, daug puikių čempionų. Brazilai yra pripratę laimėti šiame sporte. Bet smagu, aš žinau, kad man dar ilgas kelias padaryti šį sportą didesniu Brazilijoje. Tai tiesiog tapo mano manija. Namuose kalbuosiu su savo žmona ir viskas sukasi tik apie Dakarą. Kaip galima tobulėti, kaip galima būti greitesniam, geresniam. Pirmieji metai man buvo atradimų metai. Mano pagrindinis tikslas buvo nepatirti avarijų. Patirti avarijų kaip tik. Norėjau išgyventi visą 14 dienų patirtį, iššūkį ir išmokti kuo daugiau. Žinoma, aš lenktyniavau su savo idealais, Nasseru, Sainzu, Loebu, Peteranceliu. Kai prisijungi prie gamyklinės komandos ir turi grįžti dar kartą, turi pakeisti savo mąstyseną. Jie vis dar mano idealai, bet dabar turiu bandyti juos įveikti. Praėjusių metų Dakaro pradžia man buvo labai sunki, nes mano dukra Brazilijoje sirgo meningitu ir gulėjo ligoninėje. Ir tada kiekvieną kartą užsidėjau šalmą, bandžiau susitelkti į savo darbą. Kai finišavęs pamačiau geriausią laiką ekrane, tai buvo neįtikėtinas jausmas. Tai taip pat buvo pirmoji brazilų vairuotojų pergalė Dakaro istorijoje. Tad buvo daug įvairių emocijų, bet labai didžiausi komanda, kad galėjom pasiekti pergalę. Bandau tobulėti visame kame, keisti mąstyseną. Žinau, kad turiu greitį trasose, bet atvirose dykumose ir kopose man dar reikia pasitempti. Geriausi lenktynininkai tikrai žino, kaip skaityti lenktynes, kada atakuoti, kada gintis ir kaip strategija išsiskleidžia ir dėliojasi. Turiu pripažinti, tikrai labai noriu juos įveikti, bet žinau, kad tai yra labai sunku. Jie yra legendos ne veltui. Na taip, tikiuosi, kad vieną dieną mums pavyks juos įveikti. Toks tas Lukas Moraesas. Grįžtame į apžvalgą ir čia T4 įskaita. Po nakties dykumoje dalyvių nuotaikos vis dar puikios prie starto linijos. Dakar. Kai kuriems tai buvo idealios ralio sąlygos, tačiau vienam iš SSV kategorijos titulų pretendentų svajonės sudužo. Iš tiesų tai Sarah Price variklio gedimas, kuris privertė pasitraukti. Pilotis gyvenimo draugas Ricky Brabeck toliau kovoja, o Price ir Sean Berryman tęsia Dakar Experience kategorijoje. Vyras, kuris puikiai pažįsta šį ralio kartėlį, Roger Gouvelle,
2 kartus nepavyko gauti medalio, tačiau 60-metis vis labiau įsivylė šią nuotykių kelionę. Šiuo metu užima 20 vietą, bet vis dar vylėsi pirmą kartą pasiekti finišą. Šiandien Kanam nebuvo sėkminga diena. Price pasitraukė iš kovos dėl titulo, dar 2 favoritai smarkiai atsiliko. 2 vietomis žemiau 13 vietoje buvęs čempionas Čeleko Lopes. Čilietis 9 vietoje bendros įskaitos lentelėje, tačiau abu vairuotojai beveik 3 valandomis atsilieka nuo podiumo. Na, o čia sugrįžęs Dakaro nugalėtojas. Manuelis Andujaras negali grįžti ant savo mylimo keturračio, tačiau jis demonstruoja savo čempionų sugebėjimus. Argentinietis yra antrasis gerai pasirodęs Kanam pilotas, už ką jis dėkoja inžinieriams užtikrinusiems puikią technikos parengtį. Tiesa, šios 48 valandos buvo gana sunkios, bet pasiekėme šį rezultatą. Ir tai yra gerai veikiančios komandos įrodymas, tad mes labai džiaugiamės. Florent Vaisseid ir Nikolas Rey nesivaržė visus metus, tačiau tai nebuvo problema jų galingam ir iki šiol neprikaištingam Poliariui. Nors dar ankstyvos dienos, jų lūkesčiai dėl bendros įskaitos podiumo yra aukšti. Tačiau Seblab Racing komandai nepavyko užimti 1., 2. ir 3. pozicijų dėl išskirtinio Old Friends Rally Team naujoko pasirodymo. Nepaisant mažos patirties kopose, Aleksandr Pinto kartu su Bernardo Oliveira užėmė įspūdingą 3. vietą. Praėjusių metų chrono nugalėtojas Xavieras Desultre vėl šypsojasi nuo pradžios iki pabaigos. Vairuodamas transporto priemonę, kuri šiuo metu atrodo nenugalima, neprikaištingasis prancūzas kovojo petis į petį su savo komandos draugu Brock Heger. 3 minučių bauda už greičio viršymą nesugadino dar vienos puikios dienos. Tačiau tai buvo antra pergalė greičio ruože amerikiečiui naujokui Brock Heger. Brock Heger finišavo 7 minutėmis greičiau nei jo komandos lyderis. Jis Dakare jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Tai tas pats automobilis, su kuriuo varžomės Amerikoje. O Baja lenktynėse jis jau įrodė savo galimybės. Xavier praėjusiais metais Dakare parodė, kokie jie pajėgūs ir stiprus. Brock Heger yra Polaris lyderiu. Aleksandr Pinto įspūdingai užima 3. vietą, o Manuel Andujar puikiai įsitaiso 5-tuke. Seblab Racing pagrindinis žmogus pirmauja bendroje įskaitoje. Desultre pirmauja prieš savo jaunuosius komandos draugus vos daugiau nei 5 minutėmis. Pinto pakilo į 3. vietą. Dakaras, 87-ieji. Pergalė buvo tik priedas. Nes tikroji pergalė buvo tai, kad sugrįžau į gyvenimą. Kai ruošiausi į Dakarą, turite prisiminti, kad tai buvo mano sugrįžimo renginys po beveik mirtinos avarijos prieš 1,5 metų Argentinoje. Tad man buvo svarbiausia stovėti prie Dakaro 87-ųjų starto linijos ir savo pasakyti, ar aš tikrai čia, ar aš vis dar gyvas, ar aš grįžau į šį sportą, kuris yra mano gyvenimas. Žmonės mane perspėjo, reikia būti atsargiam, nes laukia daugybė spąstų, tad labai nenuspėjama ir tai yra tikrai tiesa, sako ralio žvaigždė Ari Vatanenas, kuris debiutavo 87-ųjų Dakare. Tai buvo mano klaida, buvo minkštas smėlis, turėjau suprasti, kad ten bus pavojingų duobių, kietas paviršius, tada minkštesnis smėlis, vėl minkštame smėlyje, vis yra atsiranda duobių. Ir aš norėjau parodyti žmonėms, kad išmokau kažko, kad galiu būti išmintingas ir brandus. Važiavau taip lėtai prologe, kad mano komandos draugas Šekaras Mekta mane aplenkė tame trumpame greičio ruože, nes tikrai važiavau kaip močiutė.
Vataninas galiausiai atrado savo greitį, tačiau pirmiausia turėjo atsigauti nuo psichologinės traumos po savo avarijos. Mano gyvenimas atsinaujino po beveik mirtinos avarijos. Po tos avarijos buvau psichozėje, turėjau visokių baisių baimių, nemačiau jokios šviesos savo gyvenime. Tik juodą tunelį be ne vieno šviesos spindulio. Tačiau savo pirmoje Dakaro kelionėje su Peugeot, kurie debutavo kaip gamyklinė komanda ralio reide, Suomis laimėjo 3 etapus ir iškovojo titulą. Tik kai galiausiai atvykau prie garsiojo La Croze, kur manęs laukė mano žmona Rita, tai buvo nerealu. Tai buvo nerealu tas džiaugsmas. Turint omenyje, kad tiesioginė prasme buvau mirties juodajame slėnyje ir štai aš saulėje ties La Croze laimėjęs Dakarą. Nežinau. Nėra žodžių, kaip apibūdinti, koks laimingas buvau. Na ir sunkvežimių įskaita didieji monstrai. Dauguma iš 44-25 Dakaro sunkvežimių šį rytą pradėjo A stovykloje, įveikė 431 km per pirmąją chrono dalį. Šiek tiek mechaninių patobulinimų prieš tęsiant kelionę ir štai koks įspūdingas kadras. Bende Grut vakar prarado 2,5 valandos Martin Mačikui ir šiandien laukia dar viena sunki diena minkštose kopose. Taite Ruhito Sugavara, kuris Dakare dalyvauja be pertraukų nuo 1990-ųjų, sekdamas savo tėvo Yoshimasa pėdomis. Japonų vairuotojas pernai užėmė 6-ąją vietą, chrono metu taip pat finišavo 6. Ir šiuo metu užima 6 vietą bendroje įskaitoje. Mičas Van den Brinkas paskutinės kelionės metu patyrė daug sunkumų. Po pirmojo etapo jis pirmavo bendroje įskaitoje, tačiau dėl galinės ašies problemų chrono metu prarado 45 minutės. Praradome daug laiko, 1 valandą ir 20 minučių. Bet Dakaras tik prasideda, tai tik antras etapas. Arba trečias, kaip be pavadinsi. Manau, tai pakankamai laiko sugrįžti į kovą. Dar daug etapų laukia. Šiame etape Martin Van den Brink finišavo keliomis minutėmis anksčiau už Mitchell. Jo užduotis teikti pagalbą savo sūnui ir jie sąmoningai sustojo toje pačioje stovykloje, kad galėtų padėti remontuoti Martin ir jo komandos sunkvežimį. Vaidotas Žala sakė, kad šis etapas buvo ypač sunkus. Sunkvežimiu važiuoti daug sudėtingiau nei automobiliu. Vakar kariško davinio porcijomis nebuvo jam pakankamos, kad jį sustiprintų, tačiau jis atlaikė smūgius ir baigė etapą tarp 3 geriausiųjų. Antras buvo Aleš Loprais, kuris šias 2 dienas įvardino kaip nuostabes, nepaisant sudėtingų sąlygų. Jis su komanda ilgai ieškojo vieno kelio taško bei pradūrė vieną padangą. Tačiau prarado tik apie 10 minučių ir vis dar yra kovoje dėl pergalės. Antrus metus iš eilės chrono etapą laimi Martin Mačik, kuris po etapo antrojų naujojų bendrosios įskaitos lyderių. Bet jei manote, kad jam buvo lengva, pagalvokite dar kartą. Užstrigome 3 kartus, nes negalėjome įveikti kopų, jos buvo per minkštos. Ir turime labai tausoti sunkvežimį, nes sudaužiau sunkvežimio pakabą ir spyruoklės. Taigi daug dalykų žmogau nutiko, labai daug dalykų. Mačikas laimėjo chrono 9 minutėmis ir 43 sekundėmis prieš Lopraisą. O Žala atsiliko 18 minučių ir 52 sekundės. Visi kiti atsiliko bent valandą su Van den Brinkais 4. ir 5. vietoje. Mačik pirmavo beveik 9 minutėmis, tačiau Tatra vairuotojas Martin Soltiš dabar atsilieka daugiau nei 3 valandomis. Na ir mūsų lietuvaičiai Vaidotas Žala su kolektyvu. Visai gerai pavyko. Tik labai daug jėgų pareikalavo. Ypač antroji diena, nes ten tas jų mitybos racionas toks kuklus, tai kažkaip jaučiu, kad tiesiog pradėjau energijos trūkti antrą dieną. Sunkios dienas, daug kopų ir tokių sudėtingų, trumpų, minkštų. Organizatoriai pasistengė, kad tas maršrutas, tie 1000 km būtų tokie pasaldinti. Tai tikrai išgrįžė visiškai, kiek turėjau savęs, tiek atidaviau. 2 ratus keitėm, kopoj, nosim taukštelėjom į duobę, stiklas įskilo. Tai tokie vieninteliai nuostoliai turbūt, sunkvežimis šiaip techniškai viskas liuks, jokių priekaištų neturiu.
Priekiniai stabdžiai gal šiek tiek per daug apkroviau, tai ateičiai šiek tiek švelniau reiks. Bet šiaip tai bendras rezultatas kol kas toks stabilus. Labai daug lietuvių. Prie manęs priejo čekų tas kolega Macikas, sako, nu, mes jau sulaukėm daug dėmesio, bet jūs čia atradot kaip superstarai, sako, visur Lietuva, Lietuva, Lietuva. Tai va, tai žodžiu, tas ir trasoje jaučiasi, labai daug žiūrovų su trispalvė ir tas motyvuoja. Gal kartais netgi per daug motyvuoja pasistengti ir taip ten kokią nors manevrą atlikti. Bet iš tikrųjų ta pirma vieta, kur didelė trispalvė buvo, tai buvo pirmos didžiosios kopos, tai va, pirmas testas, tai antrą kopą strigau, reikėjo atbulom išvažiuoti, kokie 5 kopai ant viršūnės sėdau. Tai tokia buvo vėl antra diena, pamokų diena, kaip elgtis su šituo monstru aviliu, dabar jį aviliu vadinam, kopose. Tai žodžiu, reikia adaptuoti vairavimo stilių. Bet po to kažkaip pripratom, adaptavausi ir žodžiu, antroji diena visai sklandžiai pavyko. Tai kopose nepraradau laiko. Bet už ką paskelbtas, kad jis laimėjo šį etapą? Wow. Kaip reaguojate? Wow, tai kaip ir tikėjomės turbūt. Su tokiu greičiu kažkada turėjo laimėti. Tai šaunuolis, tai įspūdinga, nes 48 valandas išlošti, tai reiškia, reikia ne tik greičio, bet ir tokio, na, pagudravimo, stabilumo, nes tikrai yra kur paslysti. Tai, nu ką, sveikinu, labai fainai. Vaildo sveikinimai, dėkoja mūsų turistam, Vytui Bilinskui ir visai kompanijai už įspūdingus vaizdus iš trasos. Ir keliamės į klasikų įskaitą, kur turime irgi dar vieną rock'n'rollistų ekipažą. Bėga metai, organizatoriai Dakar Classic vis daro vis sunkesnį. Ar ši konkurencija sunkiausiose reljefuose pritaikytiems klasikiniams ralio reido automobiliams. Antras etapas buvo puikus to pavyzdys. Beveik neįveikiamas kopimas. Op. Aš turiu tik vieną variklį ir jam tiesiog nepakaka galios. Kopimas toks ilgas, yra taip statu. Tai taip statu, smėlis labai minkštas. Judame tik po 30 cm į priekį. Tai Dakaro dvasia. Visada reikia rasti išeitį. Aš važiavau maksimaliai. Net kai negali judėti, visada yra sprendimas. Mes tai padarysime patys, tai yra išdidumo klausimas. Visada yra sprendimas, puikiai tai parodėm. Tai vadinama Classic, bet manau, kad mes daugeliu atveju pasiekime automobilio pajėgumų ribas. Tai tikrai nebuvo lengva. Šiandien planavome važiuoti saugiai, tačiau po visko turėsime patikrinti daug dalykų parkferme. Ačiū. Turėsime pažiūrėti, kas nutiko, kas bus, bet tai tikrai smagu. Šios lenktynės mums suteikė daug emocijų, man tai labai patinka. Automobilis tvarkingas, tik patikrinsime ir rytoj bus nauja diena. Na ir mūsų lietuvaičiai Karolis Trašys ir Ignas Daunoravičius. Šiandien 8, bendrai įskaitė 7. Tiesa, šiandien užsidirbo baudą. Nu, žodžiu, dienelė. Nespręskit apie dieną iš pusės dienos. Tai pasakyčiau, iš 80% žaidars. Atrodė, kad mes jau čia liuliuojam apie nieką, veikiam, jau norėjau. Jau mintyse sukasi komentaras, kaip apie nieką diena. Kaip atrodo, kad 300 km praleidau kokiuose 1 hektarė. Nieks nepasikeitė. Nei greitis kažkoks įdomus buvo tiesiog. Ilką mes važiavom toks, na, gerai, ten reikia naviguoti, bet viskas ramiai, paprastai, be jokių akcesų. Ir rezultatas geras, bet įdomu kažkokį ypatingo nebuvo. Aišku, 70 km paskutiniam per kopas ir per navigaciją. Jo, realiai liko iki finišo 20 gal kilometrų, tai skaityk, tu jau matai finišą, jauti finišą, tada prasidėjo, atvažiuojam, matom kopą aukštesnį už mus ten.
gerai, leidžiam slėgį, mums laikas iki finišo mažėja, jau trūksta laiko, o iš karto po prasideda tada navigacija sudėtinga, nes prasideda lygus akmenukų laukai, milijonai keliukų juose ir rask tu tą teisingą, kurį turėjo omeny organizatoriai. Tai buvom porą kartų paklydę lengvai, tai šiek tiek baudos taškų gavom, bet kas geriausia buvo, kad... Pablūdėjom gerai. Jeigu taip tiesiai šviesiai, blūdėjom, be blūdėmi, šokinėjom per kopas, šokinėt nelabai gerai su mūsų mašina. Tupom ant priekio, smūgis buvo labai didelis, bet kažkaip išlipę žiūrim, kad jinai čia kažkaip sveika. Bet tai tik iššaudė keliais. Bet pozityvus dalykas iš to sudėtingo finišo paskutinių 20 km buvo, kad mes jau vėlavom į finišą, bet Karolis atgrojo tą laiką, dar aplenkėm porą Toyotų ir atgrojo tą laiką labai gerai ir įlėkėm į finišą gal 20 sekundžių likus mums, tai bent jau turėtume už tą baudos negauti, tiesiog už papildomus pasiklydimų metrus gal šiek tiek būtų. Bet finalė, žodžiu, pabaiga buvo ne apie greitį, o apie navigaciją. Jo. Bet vis tiek ir buvo klasikinio automobiliam, kartą per dieną, bent ar kažkas tokio ruožo dalis, kur svarbiausia yra tiesiog teisingai nuvažiuoti. Ir duotas maksimalus laikas, ir tokia kaip ir palengvinta dalis. Bet jeigu pablūdį, tai prasideda. Tada prasidėjo kasacija. Tokia nebloga dalykai. Esam finiše. Tas svarbiausia, automobilis sveikas, patys irgi išgyvenam sveiki. Tas yra gerai. Tai tokia ta diena buvo neįdomi, o galas dar ir sudėtingas ir galėjo baigtis blogai. Būna ir taip. Laikas pažvelgti į Dakaro ralio ateitį. Sveiki atvykę Ninebot Segway įmonę. Kviečiame susipažinti su mūsų Segway elektriniu motociklu X1000. Tai 100% elektra varomas modelis, kuris pirmą kartą atstovaus Segway Ninebot 2025 metų Dakar Future 1000 varžybose. Tai yra mūsų Segway X1000 modelis. Pagrindinis korpusas yra raudonos ir juodos spalvų. Aprūpintas 14,5 kWh vandeniu aušinama baterija ir 50 kW varikliu, kuris sukuria maksimalų 85 N sukimo momentą ir gali pasiekti 140 km/h greitį. Norime išbandyti jo stabilumą atšiauriausiose pasaulio aplinkose ir ištirti X1000 galimybių ribas bekelėje. Tai visiškai elektrinis motociklas. Jis turi 3 važiavimo režimus – ekologišką režimą, normalų režimą ir sportinį režimą. Motociklas sveria 240 kg, todėl važiuojant reikia būti labai atsargiam ir stengtis nenukristi. Tuo tikslu ir užsiregistravome į 2025 metų Dakar Future Mission 1000 varžybas, kurias laikome puikia platforma patobulinti ir patikrinti mūsų produktą, jo kūrimo galimybės, siekiant ateityje savo naudojimams pateikti geresnius produktus. Benjaminas Paskalis, Yengjie Hongjiaho atstovaus mūsų Segway komandai Dakare. Visi jie yra iškovoję pergalės nacionaliniuose čempionatuose. Jie dalijasi tomis pačiomis prekės ženklo vertybėmis kaip ir Segway. Bebaimiai, tyrinėjantis ir profesionalūs. Todėl Segway pasirinko juos ir dėkoju už tai, kad jie pasirinko mus. Šių metų Dakar Future Mission 1000 varžybose jie visi jaučia didelį jaudulį, taip pat ir nemažą spaudimą. Prie šio projekto dirba daugiau nei 50 žmonių. 100% atsidavusių darbui ir mes dirbome 10 mėnesių be pertraukos. Ateityje Segway komanda dalyvaus kaip gamyklinė komanda. Mes ir toliau didinsime investicijas į tyrimus ir išteklius, bei tikimės, kad kasmet dalyvaut pavyks Dakario renginiuose. Na ką, ir pakalbėkime apie rytojų. Rytoj paliksime Bišą. Laukia 327 km kelionė į Al-Henakiją. Palyginus su beveik 1000 km per paskutinės 2 dienas, rytojaus etapas bus šiek tiek lengvesnis ir sutrumpintas. Tačiau nėra laiko atsipalaiduoti, nėra kada ilsėtis ant laurų. Techniką dar reikia sutaisyti prieš pradedant naują iššūkį. Rytoj trečiasis 2025 Dakaro ralio etapas.
Na ką, mūsų duetas atsisveikino su jumis iki rytojaus, tiesa, ne abu. Mindaugas Plukys 23 valandą kviečiu jūs įsijungti Dakaroramą per TV6, o aš jūs kviečiu įsijungti Power Hit Radio rytoj 12:40 aptarsim progresą Dakare ir žinoma, naujausias naujienas skaitykite portale tv3.lt. Gerą visiems vakarą ir likit su TV6 televizija.